Ar gerai? Gerai! Oi, gerai! Oi, gerai, gerai, gerai! Oi! Sveiki, žiburiečiai! Šią savaitę grįžtame su pilnu maišu žinių, o pradėsime nuo reportažo iš penktadienį vykusios frankofonijos. O dabar netradicinis ekspertas. Mūsų puikusis virtuvės šefas Edvardas pristatys lipdukus timbrį. Reportažas iš jo. Sveiki, su jumis laida Ekspertas ir aš jos vedėjas Edvardas Petkevičius. Šiandieną mes kalbinsime mūsų jaunąjį pašnekovą, Žiburio gimnazijos 1 klasės mokinį Justiną, kuris mums papasakos apie savo kaip ir hobį ir apie lipdukus timbrį. Taigi, pradėk. Taigi, tai yra bendrovė užsiimanti lipdukų gamybą. Gaminame juos pagal užsakymus arba ne tik. Ir kokį tu darbą būtent joje atlieki? Aš pagrindė vadovauju ir gaminu. O gamini kokius čia lipdukus, kokia tema? Bet kokia Žiburio gimnazijos logotipai ar kitokie užsakymai. O kaip tu čia sumanei užsiimti šią veiklą? Užsiimti sumaniau dėl to, ši idėja kilo, nes man pačiam reikėjo daugybės lipdukų. O kam jau reikėjo tau lipdukų? Nu, klijuoti. Ai, taip, kaip mažas vaikas tatuiruoti, čia jo, tai... Nu, gerai. O klausyk, o kodėl šitų lipdukų, kaip čia pasakyti, kompanijos pavadinimas Timbri? Kodėl Timbri? Nes Timbri išvertus iš prancūzų kalbos reiškia lipduką. Taigi, o kiek tu iš to užsidirbi gal ką nors? Daugiausia aš užsidirbu iš žinių. Nu, pinigų šiek tiek užsidirbu, bet nedaug dar kol kas. Tai bet kepsnys išeina vis tiek? Išeina. O antras? Antras nelabai. Nu, dar kuklė šitą. Nieko tokio. Taigi, šiandien sužinojome šiek tiek apie jo hobį, kur išeina 2 kepsniai už jį, Timbri lipdukus. Ir čia buvo laida Ekspertas. Mūsų Edvardas tinkamas ne tik virtuviai. O dabar tradicinė rubrika. Ir mūsų mieloji Neta, kuri suglumins daugumą. Metrodės? Spalvos? Bespalvis. Jūs čia mūsų neprigausit? Raudonos. Kodėl? Nes raudona. Veidrodis kokios spalvos? Aha. Nespalvotas. Tokios, kokia atspindi. Ta prasme, kurią daugiausiai? Kuria daugiausiai? Balta. Neturi spalvos. Klausiu, kokios spalvos, o ne ar turi? Kokios tu spalvos, toks ir veidrodis spalvos. Bespalvys. Neturi spalvos. Jis permatomas. Sidabrinė, ta prasme, sidabro spalvos, ar ne? Bet jisai yra skaidrus, tai... Tai kokios spalvos? Argentum. Skaidrus, bespalvis, atspindi visas spalvas. Atspindžio spalvos. Bespalvis, o? Kodėl? Šiaip.
bespalvis. Kodėl? Nes jis atspindi kitus spalvas. Jeigu jis atspindi, jis yra bespalvis? Taip. Veidrodis yra skaidrios spalvos. Bespalvius. Kodėl? Nes aš matau savęs be spalvų. Žalias. Kodėl? Nes jisai mažiausiai atspindi žalią šviesą. O dabar mūsų puikusis Domantas su puikiuoju požiūrį ir praeitą savaitę vykusių varžybų aptarimas. Sveiki, su jumis vėl sugrįžo Žibiro sporto pasaulį. Yes. Taigi, šiandieną mes kalbame įdomią personą. Šis puikus vyriškis Vilius Aleksinas penktadienį praeitą buvo tinklinio varžybose. Taip, tai prieš kas komandas ten žaidėte? Iš tikrųjų žaidėm prieš vieną komandą, prieš Jiezną, seną mūsų priešą. Ir kaip sekėsi? Šiaip sekėsi neblogai, nors žaidėm itin prastai, tai laimėjom. O labai lengvai laimėjau, nors ir prastai sekėsi, taip. Taškas į tašką jau. Bet kiek girdėjau, tai tie jiezniškiai yra nevykėliai iš mūsų gerbiamos mokytojos Škleriūtės. Šiaip jo. Tai užtat sakau, mes itin prastai žaidėm, tai taškas į tašką jau. Jūs žaidėte ne pagal savo galimybės, taip. Bet jūs laimėjote pirmoje rajoninėse? Pirmą. Šaunuoliai. O kokie prizai buvo? Iš tikrųjų, prizai buvo labai geri. O gal kitą kartą? Sunkiai. Buvo iš tikrųjų visas diplomas. Diplomas, taip. Šį kartą nepagailėjau prizų, galiu pasakyti. Jau čia dėkoju sveikatos tam centrui už tokius gerus prizus, nes visas diplomas. Čia... Suprantama, kiekvienas nori gauti diplomą, vis to reikia pečių už žiemą pakurti. Reikia, čia, žinot, dabar dar ne pavasaris, kai šalta. Kokios tavo tinklininko savybės? Ar tu geras atmušėjas, ar geras servuotojas? Sakyčiau, geras priekinės linijos, prie tinklo tai yra. Tai gerai blokuoji? Gal gerai blokuoju, šiaip labiau pakeliu ir tiesiog nemoku žaisti per varžybas. Jaudulys daro savo. Šiaip nenoriu girtis, bet per varžybas mano taškų surinktų skaičius buvo -6. Netgi -6. Šaunuolis. Šaunuolis, Viliau, aš manau, dar turiu vieną tokį labai svarbų klausimą. Teisingiau du, bet pirmiausia vienas, tai kas yra tavo idealas? Idealas turbūt kaip visų Čakas Norisas. Juk jis vienintelis žmogus pasaulyje laimėjęs šito tinklinio partiją prieš sieną. Ar sieti savo ateitį su tinkliniu? Šiaip ateities neplanuoju. Nu šiaip rytoj eisiu į tinklinį, tai galima sakyti, šiaip planuoju. Jūs dabartistas. Dabartistas jau. Labai puikus jūsų interviu, labai ačiū Jums už Jūsų atsakymus. Taip. Ir su Jumis buvo Žibiro sporto pasaulį. Priartėjome prie pabaigos. Ir komercinės pasiūlymas 12-okams. Kadangi teliko 3 dienos iki kalbėjimo įskaitų, siūlyčiau susigriebti ir kuo greičiau nusipirkti kalbą. Girdėjau, kad likus keliom dienom taikomos didžiulės nuolaidos. Su Jumis buvo Žiburio žinios. Oi gerai, oi gerai, trumpos dienos irgi vakarai.